Arnai, jeigu esi išeik iš AFK ir grįžk čia. Arnai. Gerai, O, ponai. pagėtinsim jį tada, nes čia va, ai, va, grįžo. Dėdri. Gerai, Arnai, ateik. Ant mano mašinos. Tai dabar taip ratai, pas tave komandoje, kaip ir pas mane, beveik nėra ginkluotų žmonių, tai tu dabar važiuoji į ginklinę, jie tegul apsiperka, kam truks pinigų, parašykit viską arba man, užmesim, o mes irgi važiuojam paskui, bet mes po to apsipirksim. Kevinai, gerai, palauk. Kokius gund reikia pirkti, atsiminkit, perkat MP5 ir šarvus tik tai. MP5 ir šarvus. Tony Gaming, kuriam buvo komandai buvo. Gerai, važiuojam. Viskas, davažiuosim to iki ginklinės, biškutį palauk. Tonis buvo pas mūsų ar pas jūsų? Tonis, man atrodo, pas jūs buvo. Nežinau. Nu, nes trūks. Tai jo, Tonis bus pas jūs. Nežinau, Konorai, kas jums pavaduota, aš ten tų anketų net neanalizavau, net nežiūrėjau dar, mažiausiai man tai rūpi ir mažiausiai... Tony buvo apie pirmų. Ir mažai galvą kvaršinu iš ten, kas tai pavo jums. Nes man ten nei vieno perspektyvaus žmogaus dar nėra. Kol kas. Kiekvienas iš kandidatų ten esančių turi minusų. Antrą komandą apsipirkote jau visi dar, ar ne? Pirmą komandą liekant mašinos niekur nelipa. Pirmą komandą mašiną. Gerai, užmesk viską, tu ten jiem buvo 6, kai ten kainuoja. Ten reikia labai. Kas turi, tai va bankomatai yra, nusimkit, paskui gražinsim, kad nenugręžti. Jo, kam reikia, teikit pas mane dar duos. Čia esu, kam reikia dar. Šarvus pasiimat gunus. Šarvus būtinai reikia? Jo. Pirma komanda ant mašinas dar. Ratai tu irgi nusiperki, nes tau reikės. Ratai viską įrašinėk tik tai. Čia daugiau minusai įzinio buvo. Nu, minusas tai čia didelis, bet tai ką jau padarys. Susipirkit visi. Jeigu prapisit ką nors patys, kai nedalyvausit, jokių šaibų negausit. Gerai, Tony Gaming, eik nusipirk Alfa Vaikį irgi. Davai, eina. Aš turiu. Tu neturėjai šarvų. Nusipirkat greitai Alfa Vaikis. Gerai, antrą komandą stovit, laukit, kol duosim startą važiuot. Gerai, greičiau Alfa Vaikį. Ką, Birdai? Nevažiuok dar ratai. Šok, Alfa. Nu, tai jau pasimk, nu, teko jau turėk tą ginklą. Arnai, Veinė, vėl tą FK. Dabar taip, kol važiuojam, paaiškinsiu, kaip tas Hunger Game eventas vyks. Tai čia labiau bus panašu į CS, nes, čia bus kaip ir 2 komandos, viena prieš kitą, tai viskas kaip vyks, tai atvažiuosim į tokią vietą, paleisim 2 komandas nuošaliuose vietose, viena bus vienoje vietoje, kita kitoje. Turėsit labai didelį plotą ir turėsit žaisti taktiškai. Paleisim, pradėsit ant šaudytis, aišku, vienas kito nerasit iš karto, nes taip komandiškai, užteks drąsiai kulką, jeigu šaudysi ir taupysi normaliai. Nežinau, aš taip pavadinau Hunger Games, nes čia išgyvent turėsit. Bet kol kas jie nevyks, dabar pažaisim lengvai Alijas pradžiai. Kas buvo praeitą veiklą prisimins. Kai važiuojam. Ne, negalima bus naudoti komandą, žinoma, kad ne.
Gerai, į tą oro uostą nereikia belstis, gal prie kazino sustosim ramiai tai pažaisti. Nes neapsimoka, manau. Ko norai, tu nekalbėk taip viešai, taigi baną gali gal. Gerai, žiūrėk ratai, čia važiuojam turbūt į tą kazino, ten, kur didelis žiaurė žalės ir vašyta va. Gerai, dabar tai pirma komanda prie šitos sienos, o čia, kur aš sustojau, o kita komanda prie kitos sienos, na, va taip va. Domai, irgi. Domai, lip. Gerai, čia Vycka yra naujų mechanikoje, ne pas tave dabar. Ar nėra? Yra vienas kitas. Gerai, ratai irgi ten prie krūvos viso. Gerai, čia dauguma gal nebus žaidę šito žaidimo, tai viskas labai paprastai vyksta. Aš pasakau, apibūdinu daiktus, parašot jo pavadinimą į chatą. Tas, kuris pirmas parašo, gali pasirinkti tą komandos narį, kurį aš likviduoju ir jis įsėda į transporto priemonę. Taip darom tol, kol komanda išlieka viena ir tai komandai išskaitom tašką. Tai dabar visi sustojat gražiai viens prie sienos, kad nebūtų įsimetas ant priekio. Modė prie sienos, gražiai. Kas ten parašė? Dar kartą paaiškink, gerai, sakau, apibūdinu daiktą, jūs parašote į chatą jo pavadinimą, tarkim, aš sakau, ten žalias, pailgas ir turi ten vandens, ir parašo ten agurkas ir dar kažkas. Nu, bet kaip tu matysi iš tiek toli, kas pirmas parašė? Pliusą padėkit, kam aišku, visi. Po pliuso. Gerai, viskas aišku, supratau. Dabar taip ratai čia pastato mašiną šalia šone, kad nesimaišytų. Pastatyk tu ten. Gerai, žiūrėkit. Pradėsim žaidimą.